Labas vakaras. Iš karto. Labas vakaras, sveiki sugrįžę. Šiandien, kaip visada, turėsim mikro Nasdaq kontraktą. Aišku, visų pirma, prieš viską pradedant, noriu pasigirti, pasididžiuoti. Gavom dokumentą, diplomą, sertifikatą, ar kaip pavadinti, rodantį, kad mano strategija veikia, kad mano rizikos valdymas nepriekaištingas ir panašus dalykai. Pasidžiaugiam, gerai, dabar galim išjungti. Čia matom puslapį mano funded accountą. Tai žodžiu, aš jį šiandien pesinau ir pakėliau šiek tiek accountą. Ant funded accountą reikia 5 dienas ištreidint, žodžiu, kad galėtum pasiimti jautą. Jautas $1500, mokesčius nuėmus viską 1300 gaunas, tai eurais 1180, man atrodo. Tai žodžiu, 1180 per savaitę bus galima pasidaryti. Taigi, šiandien pirmą dieną baigta yra 1%, galim sakyti, accountą pliusę, 5 dienas reikia ištreidinti, 1 dieną galim numesti ir liko dar 4. Tai šioj savaitėj bent jau 1 ar 2 tai tikrai susirinksim ir man atrodo kitą savaitę galėsim requestinti payoutą. Savo pirmą payoutą padovanojusi savo mamai, nes iš tikrųjų dėl jos viskas prasidėjo, visa mano treidinamo kelionė. Ir paskui atsirado svaresnių priežasčių, kai supratau, ko iš gyvenimo noriu, kas toks esu, koks aš iš tikrųjų esu ir kaip man tą savo gyvenimą reikėtų gyventi taip, kad galėčiau gyventi tą gyvenimą pilnavertišką ir pasidalinti to, ką išmokau su kitais. Galim šiek tiek apsižvelgti šitą accountą. Aišku, čia nieko nerašys naują informaciją, čia šitą informaciją yra iš mano seno accountą. Aišku, buvo pagribauta tarp to seno accountą. Winrate'as risk to reward ratio rašo 1/2, average lossas nežinau iš tikrųjų, kodėl toks. Winrate'as 3%, bet dėl to, kad rapid treidinimas mano. Iš profito ir losso 1/3, šiaip netaip toks setupas gaunas. Jo, kaip ir viskas turbūt. Average vienas 198, šiaip net nepradėčiau treidą dėl tokio profito, nes treidinam 5 kontraktų, tai 10 taškų realiai $100, tai dėl 20 taškų net nebūčiau prasidėjęs, bet sakau, jama vidurkį, tai paimkim kiek tų treidų buvo, 51 treidas buvo. Bet čia sakau, čia piramidės visos susideda ir gaunas 51 treidas, šį 51 tai tikrai nebuvo, buvo gal koks 20, gal 18 buvo netgi. Na, anaiptol, žodžiu. Viskas gavos čia puikiai, viskas gavos akuienai, teisinam šiandien tą accountą. Ir dabar galim grįžti atgal prie čartų, bet daro analizę, gal pažiūrim kažką parodys. Tai va, 20 dieną smarkiai buvo užgribauta. Tai čia penktadienis. Penktadienį, žodžiu, penktadienį labai įdomus dalykas buvo. Buvau uždėjęs poziciją, žodžiu, šortai. Tas šortas pavyko, bet mano brokeris, šitas vadinamas trade of eight. Čia trade of eight emblema yra. Tai žodžiu, trade of eight vyko maintenance'as ir žodžiu, aš savo stop lossą buvau šiek tiek paplatinęs, norėjau duoti pakvepuoti. Tai aišku, mane surijo ir aš negalėjau susilaikyti ir aišku, turėjau dar patreidinti. Tai daily limitą tiesiog hitinau ir viskas. Tai gerai, kad Funded Challenge šitas turi tą daily limitą. Toks maždaug, jeigu nekontroliuoji savo emocijų, tai už tave padaro, viskas sutvarko, bet šį kartą viskas yra ne taip, nes ant šito accounto nebus taip. Ant šito accounto kiek padarysi, tiek padarysi, kiek prarasi, tiek prarasi. Tai nėra
nėra lango, kur labai plačiai kvepuoti ir būti labai naglam. Reikia atsargiai daryti, žodžiu. Ok, šiandien iš naujienų, ką mes gerą turėjom, tai būtų Richmond Manufacturing Indexas. Šitas yra iš viso lowballas, jis realiai net nereikalingas. Gal daugiau, prasifiltruojam visko. Gerai, galim palikti tuos. Tai mums yra svarbus tik USD. Na, aišku, kai visas toks darinys susidaro, daug tų naujienų, kiaurai per dieną, kad ir tokie geltoni folderiai, kas reikštų, gaidys visiškai nieko, jokios reakcijos neturėtų būti. Bet marketas gerai užmanipuliavo šiandien šitą koją į apačią. Aišku, gero drawn liquidity mes nepadarėm, nes čia į palaus paliko. Tai žodžiu, dabar keliaujam į external range liquidity, susirinksim ten likvidumą ir vėl šausim į apačią, nes čia į palaus labai didžiulis magnetas bus. Įjunkim savo medžiagą visą. Čia mūsų vakarykštis treidas, kur sakiau, paliksiu to langelį. Kai išjungiau video, matot, durna klaida čia mano vakar buvo. Tas treidas nuėjo ten, kur priklauso ir panašiai. Bet kai dėjau stoplosą, mano stoplosas aplamai turėjo būti šitas low. Kadangi mano stoplosas turėjo šitas low būti, tai šitas treidas būtų buvęs foodinas risk to reward ratio. Tai realiai 1:1. 1:1, aš tokiom marketo kondicijom netreidinu. Šiaip Londono sesijai mėgstu pasiimti 1:1, jeigu matau, kad naujienas gražiai suvaikšto ir viskas atitinka. Tai žodžiu, čia nereikėjo iš viso to treidų dėti, būtų geriausias variantas buvęs. Šiaip išeikim iš savo funded account'o ir įsijunkim kitą paper trade'ą. Aha. Jo, paper trade irgi vakar mėnesį aptarėjom, tai čia bus tas pats turbūt. Ja, tas pats. Tai va, žodžiu, grįžkim į realybę, grįžkim į šiandieną. Šiandien čia buvo mano tradas, aišku, jis dar eis daug toliau. Previous week high, kas būtų. Tai žodžiu, pakilsim čia, surinksim šitą likvidumą. Ir tada filinsim imbalansą. Tai greičiausiai šitam imbalansui filo darysim. Ir tada leisimės į apačią, nes čia turim likvidumą nemažai palikę. Kad mes čia su šituo candlesticku palaukti išjungsiu. Kad mes čia su šituo candlesticku vykinam į apačią biškį, pamatuokim kiek yra. Turi būti 20 taškų, kad būtų geras drawn liquidity, o ne run on stops. Tai turim 9 pointus. 9 pointai yra visiškai gaidys, reiškia likvidumas yra nesurinktas. Ir šitą lows, kai suksimės ir pradėsim daryti apačią, čia nebus, kad čia sustosim, mes keliausim iki pat čia. Bet dabar pirmą reikia man, kad pasitvirtintų mano bias ant daily. Vakar ant daily chart'o, kaip ir sakiau, šitas candlestickas idealiausiai būtų, kad body close nepadarytų aukščiau šito candlesticko. Labai norėjau, kad užsidarytume iš tikro, atsiprašau, čia open, o čia close. Tai žodžiu, kaip ir sakiau, norėjau, kad šitas body užsidarytų žemiau šitų body. Bet kai užsidarėm tik tiek žemiau, čia labai inkrementalus kiekiai yra, tai nepasitikėsiu tuo, kad esam bearish šitą realiai gapą. Mes kaip ir ignoravom su šito candlesticku, bet ant S&P pasižiūrėjau, ant S&P viskas tvarkoja, atrodo. Mes puikiai reagavom į tą gapą, rejectinom ir panašiai. Tai čia, ką mato, darėm konsolidaciją, akumuliacija, manipulacija, distribucija į apačią. Tai distribucija būtų one standard deviation į apačią čia.
-1 nepasiekė. Tai man realiai šitie lows yra imminent. Tai ką turiu omeny imminent neišvengiami. Tai aišku, dar reikės šiek tiek laiko, atsiminkite daily chartą, žiūrim, galim chopinti tiesiog taip į apačią, aukštyn žemyn ir niekur nenueiti. Bet šiek tiek pajudės reikalai dabar ant pavasario. Tai realiai trečias mėnuo bus kovas. Kovo mėnesį kažkur nuo 2 savaitės prasidės dideli judesiai markete. Visada pastebėjau, tai būna pavasarį. Tai žodžiu, čia galėtume dar re-entry pasičiupti savo funded account'į, bet nenoriu per daug pushinti to funded account'ą, nes funded account'ai yra consistent rule. Tai žodžiu, 40% yra consistent rule, tai jeigu aš šiandien uždirbau 500, kas būtų 1% account'o, tai reiškia, rytoj aš galiu uždirbti 40% to, bet jeigu aš visas 5 dienas uždirbsiu po 1%, įsilygins mano consistency ir kas čia gaunas, o consistency bus kažkur apie 25%. Bet turi kiekvieną dieną tokią pat sumą uždirbti, aišku, neturi čia apsibrėžti, geriau tenai vieną ar kitą ekstra papildomą tą treidinamą dieną turėti pas save tame account'e. Aišku, ir strategija veikia. Ir jausti šiek tiek saugiau. Tai ką, turbūt reiktų paaiškinti savo treidą. Taigi, įjungsiu indikatorių. Mačiau komentaruose kažkas klausėt, kokį naudoju indikatorių. Tai žodžiu, naudoju ICT, Killzones and Pivots, TFO. Tai atsiminkit šitą dalyką. Ir realiai Azijos sesiją turit pasidaryti nuo 19 valandos, ne nuo 8. Pas mane čia nuo 19 irgi padaryti. Nuo 8. Tai žodžiu taip. Aš realiai spalvas tik linijas pasilieku, aš pagal spalvas atpažįstu, kur kas yra. Show pivots. Gerai, šitą paliekam. Šitą paliekam. Stop once mitigated. Ok, show pivot labels. Tai žodžiu, man labelį nereikia, nes noriu savo chartą laikyti kiek įmanoma švaresnį. Tai čia save as default. Ok, tai va, žodžiu, dabar bus visi išsisaugai. Žodžiu, mėlyna linija yra Asian session, raudona teritorija, Londono sesija, geltona lunch lows and highs, dėl ko nenaudoju nuo indikatorių, persiverčiau į šitą, nes lunch lows ir highs žymi. Tai žodžiu, ką darė? Pažiūrėkim, Azija. Akumuliavo, manipuliavo, apgavo tos, kurie apgaut nori, tada kažkoks trikl-trakl lygiai į viršų ir tada tikra manipuliacija vyko. Akumuliacija, manipuliacija, S&P su S&P padarėm. Tai žodžiu, S&P iškirto tuos low, o Nasdaqas neiškirto. Tai aš šitą trade idėją iš karto utilizavau kaip longo setupą. Longo setupas, aišku, formavas daug žemiau, bet aš kaip visada laukiu confirmation'o, nes be confirmation'o man sunku ir aš privalau gauti kažką. Tai žodžiu, ką čia turim? Čia turim tokį kaip ir breakerį, net sakyčiau. Ką čia turim? Padarėm low, high, lower, low, higher, high. Grįžom į tą breakerį, kuris turėtų būti pasislėpęs ant 5 minučių. Breakeris šiaip skaitytas visas šitas darinys. Bet dar reikia pasitikslinti žinias. Ne dėl breakerio aš šį treidinau, žodžiu, kai pamačiau, kad inversinam šitą gapą, aš jau tada norėjau dėti entry, bet vis tiek norės kažkokią tai didesnę confirmation. Tai realiai sulaukiau, kol grįšim į šitą range. Sulaukiau, kol grįšim į discountą. Šitą koja realiai buvo manipuliacija. Tai tik profitą galėjau drąsiai pasiimti vieną standard deviation. Ir mano profitas buvo pasiektas. Aš atsijungiau nuo funded account'ą savo, tai prisijungiam.
kad matytus egzekucijas. Tai va, žodžiu. Ne ant -1 nusėmė, bet ant weekly open candlestick, nes open kainos irgi yra labai svarbios. Čia tam likvidumui nuėmus aš nusėmiau poziciją. Tai žodžiu, o kodėl aš čia švartą dėjau? Jo, supratau. Supratau, čia dar buvau nematęs, kad padarėme SMT. Reikia žurnalą iš tikrųjų pasitikinti, bet atsimenu, kad nemačiau, jog padarėme SMT, todėl maniau, kad continuation apačia bus, nes ant daily charto, kaip ir sakiau, yra šitas candlestickas, kuris, kad ir keliais ten tais doleriais, keliais pointais, vis tiek tipo breikino tos body ir uždarė, tai aš tikėjau švartą kažkaip. Bet iš šito didelio loso labai neturėjom, kiek čia pala treidinau 2 kontraktus, nes dabar ant tokio volatility stengiasi mažinti kontraktus savo. Tai pardaviau ant 8.87, pirkau ant 8.61, tai dar išlipau su 114-117 dolerių profitu. Taip sakykim, šiokia tokia pagalbė pradžioje, ne? Pradėti savo tą funded accountą. Tai ką, grįžom į discountą. Čia. Šitoj vietoj. Padidinsiu vaizdą, kad būtų aiškiau, nes man aišku ir be visų žymėjimo, bet reikia, kad ir jūs suprastume. Taigi, grįžom į discountą ir tada filinam šitą gapą. Realiai mes jį inversinam. O kadangi tas gapas yra inversintas, reiškia bearish bias yra invalidatinta. Jo labiau čia gražiai su vikais uždarėm, neprakirtom linijos su candlestick'u body. Ką tik man mintį šovė į galvą pasakyti, kad jeigu mokotės ir žiūrit iš manęs, blėt, netreidinkit su tikrais pinigais. Pirmą pasimokykit. Čia tam vienam komentatoriui sako, nesitariu, kad jau tas dalykas vyksta. Nes aš irgi taip pat dariau. Taip. Būkit protingi ir pasimokykit iš svetimo klaidų. Nes aišku, norėsit patys, bet darykit kaip norit. Nuo to priklauso, kiek laiko užtruks. Tai žodžiu, va. Esmė tokia. Grįžome discountą, padarėm shift in market structure. Tai jau būtų vien šitas high shift in market structure, kai kirtom čia, nes mes invalidatinam šitą PDA reikas būtų order blokas. Kaliam į viršų. Aš dar vis tiek laukiu, kol prakirtam čia ir kol grįžam į šitą gapą. Grįžam į šitą gapą, pamačiau, kad respektinam mes jį ir norim kilti. Tai realiai šitą body. Čia kilom, leidomės ir besileidžiant aš čia užpirkau. Kai pamačiau, kad uždarysim šitą gapą. Tai realiai vieta kaip ir atitinka. Vienai prieš candlestick'o close buy paspaudžiau. Idealiam scenarijui turėjau laukti, kol šitą nukirs ir tada grįžti. Bet ant 30, ant 15 sekundžių charto reakcija čia buvo, mes tikrai grįžom į šitą gapą. Tai va, žodžiu, toks ir setupas. Kokį čia risk reward, gerai paaiškinsiu savo stop lossą. Kaip savo stop lossą naudoju šito order bloko apačią. Kodėl čia yra order blokas? Dėl to, kad akumuliavom, padarėm displacementą, padarėm shift in market structure, bet mes neiškirtam šito high. Mes grįžom atgal į šitą order bloką ir tada į viršų pasileidom. Tai žodžiu, šito order bloko low stop lossas buvo mano. Bet aišku, galima daryti ir sąžiningiau ir pasidėti stop lossą čia, nes čia jau keliais taškais, nepasidarysi tikrai žiūriai smarkiai bėdnas. 1/4 setupas, o po order bloko 1/5. 1/5 kažko. Ai, atsiprašau. 1/5. 1/3. Pagal mano buvusius parametrus. Tai tada sugrąžinam šitą chartą vietą, kad būtų gražiau. Tai va. Ok, pasižiūrėkim, kiek laiko mūsų treidas truko. Tiek užsidarėm čia kažkur. Tai žodžiu, 1/3 setupus. Pasaka. Tiesiog pasaka.
patys mylimiausi mano setupai tokie. Ok. Kur dar galėčiau užmest akį? Man atrodo, penktadienį aš tą treidą parodysiu. Noriu pasidevaguoti jum. Šiaip dažniausiai Nasdaq'o pilną kontraktą treidinu ir man labai gerai, greitai sekas, realiai 25 taškus reikia tik tais uždirbti, kad 5 taškus turi uždirbti, 500 pakelti, nu tą 1% akauntą. Ir kadangi kol kas mano loss limitas yra $2000, aš nedarysiu, nekelsiu savo rizikos iki vieno pilno mini kontrakto, tol kol akaunte nebus bent $5000, kad galėčiau rizikuoti 1%, kas būtų 500. Šiaip dažniausiai losus stengiamės laikyti po 1%. Tai pati geriausia rizika yra 0,25%. Nes skaityk, kiek tu gali, paskaičiuokime, aš nenoriu jūsų suklaidinti. Tai žodžiu, jeigu rizika 0,25%, tai tas gautų $125 kažkur, treidinant 5 mikro kontraktus. 12,5 taško stop lossas, sorry, bet nejuokinkit, ne tokia markete. Tai todėl didinu ir savo riską. Dėl to mano stop lossus ir matot tokius didelius. Pavyzdžiui, tas stop lossas kaip čia, kiam 6 taškai, man čia jau yra toks tas stop lossas. Idealiausias būtų buvęs čia 31 taškas, tokia čia $300, tai 0,3333% akauntą riskinį, kad pakelt daugiau. Ja, sakykim tiesiog, kad pakelt daugiau. Tai va. Nežinau, kol kas man atrodo tiek, ką galėjau, ką norėjau, kaip ir pasakiau. Jeigu yra treidinime ar šiaip gyvenime kažkokia tema, kur norėtumėt, kad aš prisiliesčiau, kažką pakomentuočiau ar aptarčiau, užduokit klausimą komentarą ir turėdamas laiko pasižiūrėsiu ir nuspręsiu, ką padaryti su jūsų klausimu. Taigi, gero treidinimo, gero risk to reward ir skanios vakarienės, turbūt Lietuvoje dabar daug vėliau išteigia, bet nesvarbu, žodžiu, skanios vakarienės. Pasakykit savo mylimiem, artimiem žmonėm, kad juos mylit, nes nežinot, kada bus ta paskutinė diena, o šitas prisiminimas gali būti pats svarbiausias, kai ateis ta diena, kurios nelaukiu, jei taip galim pavadinti. Tiesiog pažiūrėk į viršų. You'll never be the same once you call on Jesus' name. Jei mane žiūrintis esat ateistai, netikintis, pabandykit paprašyti jo, paklauskit, garsiai ištarkit jo vardą. Bet ne dėl klauto kažkokio, o tada, kai grinai bus subinė. Kai tokia subinė bus, kai nebus, kas gali jumis išgelbėti iš tos situacijos. Ir aš žinau, kas jumis išgelbės. Jo vardą jūs žino. Taigi, anaip tol. Gražaus jums vakaro. Iki.